Man šiaip patinka skristi. Jo, man patinka lėktuvai, patinka, kad ten daug mygtukų yra kabinoje. Bet šiaip sau, tai aš taip svajočiau skristi be lėktuvo, be nieko. Tai aš taip sapnuodavau dažnai ten, netgi iš pradžių tokias lyg tai skraidyklę rankose laikau, bet man kažkas trukdo, aš ją turiu prakišti, skrendusiu ir paskui išsikitu, kad kam man reikalinga, aš ir taip skraidau sau, be jokių skraidyklių. Aš taip pats kaip prisimenu ten į kokios nors smėlio karjerą ar kažkas, kai aš dar visai mažas buvau kaime pas močiutę, reiškia, skvernus įskleidęs, tai paklodė, bandau vis nušokti, man vis reikėjo kažkaip tai paskristi. Žinau, kad Klaipėdoje yra sklandimo klubas, bet aš ten gal savaitę aplink ratais vaikščioju ir nedrįsau užeiti, nes ten, žinai, viduj sklandytuvas toks apipjaustytas, ten parašiutai kažkokie ten, bet tada jau man buvo gal 14 metų. Tai sako, o ką tu moki daryti? O aš dailės mokyklą buvau baigęs. Tai man tada vapmanos tie ir aš ten vakarais po mokyklos, tai bėgdavau, ten braižydavau tos grafikus jiem. Tuo metu aš jau slidžiau sklandytuvais, o po to mes dar pasidarėm tą skraidyklę. Iš žurnale buvo Šidlata Pauska brėžiniai. Nusivežėm tą skraidyklę, ten dar buvo net nepakabinęs, tokia virvė su tokia tabletė. Ir buvo žiema, mes jokių šalmų, jokių tokių tradicijų nebuvo tada. O taip, ateini, skrendi su kostiumu, ne su kostiumu, viskas vienodai. Tada aš pasiėmiau, mano draugas dar kitas už galinio vamzdžio mane nuo šlaito kaip pasispirys, nustūmė, kad aš būčiau toliau nuo to šlaito. Ir aš ten kokį 1,5 metro aukštyje, o centruotė pasirodo priekinė buvo. Aš kad neatsitrenkt žemę stumiau, jis, neužtenka per daug priekį. Taip iki apačios, didink ten viskas. Ir viskas buvo pirmas skridimas su skraidykle. Ten po mokyklos, tai aš natūraliai, aš tipo į aviacijos mokyklą bandžiau stoti, sveikatos nepraėjau. Bet aš tada iškart po to dirbau motoristu, kur kukurūznikais tręšė laukus. O po to aš išėjau į kariuomenę, grįžau, iš karto aš įsidarbinau sportiniam klube kaip techniką. Ir nes galvoju, gal tada iš techniko po to aš peršauksiu į lakūnus. Po to aš tada įstojau dailės institutą, pabaigiau. Bet laisvalaikį skraidžiau. Aš į Boeingus net nežiūrėjau, galvoju, gal koks nors ATR-as, ten koks turbosraigtis jau geresnis, ten koks didesnis. Bet jau ir taip, tik po šito pradėjau galvoti, prieš tai sakau, man Cessnas. Ir kai aš jau atsidūriau Boeing'e, aš galvoju, čia jau viskas, jau kosmosas, fantastikas, tokių nieko nebegali būti. Gedminas buvo pirmas kapitonas, su kuriuo aš su Boeingu skridau į Rodo salą. Dar Google pasieškau, kur jį yra. Sako, su kuo tu skrendi, sakau, su Gedminu. Aš nepažinau nieko, nežinau. Jis sako, žinok, labai ramus, geras žmogus. Nežinai, kiti tokie tarybiniai, jie ten griežti, ten procedūros, ten tu ne tą, ne taip tarai. O Gedminas iš karto, kaip ir dabar. Švelnus, ramus, parodo, paaiškina. Tai buvo pirmas. Tie, kur tokie labai didelį sudėtingi yra uostai, truputį gąsdina vis. Daug tų raidžių, taksivėjų, išėjimų. Tu nežinai, kaip tau pasakys. O tas būna iškart po nusileidimo, kada smarkiai dirbai ir tik išvažiuojant greičio ir tau iškart kažką pasako ir dar su skirtingais akcentais. Atsimenu tokį kaip juoką, kai tikras anglas atėjęs skraidyti, skrenda su instruktorium ir jis nieko nesupranta, kai jam angliškai duoda komandas, jis what? O mūsiškių tokia anglų kalba, nei labai angliška, nei ką, nesvarbu, su ko visi viską žinas. Aš norėčiau ačiū pasakyti ne tik Gedžetui, bet aviaciniai bendruomeniai, instruktoriam lakūnam, kurie pasitikėjo manim, kur leido skraidyti, netgi kažkuriuo metu kapitonų leido pabūti truputį, tai galiu didžiuotis. Visiems labai ačiū. Man įdomu buvo todėl, kad mes buvom, kaip sakyti, tokios labai didelės sistemos dalis, kuri veikia per visą pasaulį ir visur viskas tinka ir mes negalėtume skristi be šito menedžmento, be komercijos, be operacijų, be inžinierių. Ir mes pačioj pabaigoje atliekam funkciją ir tai yra didelis malonumas. Ir pabaigoje gražus lėktuvas su gražiu kokpitu, gražiom stardėse. Ir pats su kostiumu gražiu vaikštai, tai kad ko dar norėti. Ir siuntinėja visur nieko daryti nereikia. Tvarkaraštį pasimėjai lagaminą, apsirengė, išsiprausi ir eini į darbą. Ir šitas kaip gerai yra. Galvoti nereikia.